Labą dieną ir sveiki atvykę. Eisim. Senai nesimatėm. Kur aš buvau dingus? Niekur. Niekur aš nebuvau dingus, tiesiog daug dirbau ir nebeturėjau noro ar motyvacijos filmuoti video, nes turėjau problemų, buvau prifilmavus daug video ir tada turėjau problemų juos iškeliant iš telefono į kompiuterį, tai tiesiog nebefilmavau. Tai pabandysim vėl ir tikiuosi šį kartą neturėsim tokių problemų ir turėsiu daugiau kantrybės iškelti tos video iš telefono į kompiuterį, juos suredaguoti ir įkelti jums žiūrėti. Sugalvojau pasidažyti, senai nesidažiau. Šiaip labai retai makiažą nešiau. Ypač kai dabar pas mus šiltesni orai, man nepatinka, kai veidas prakaituoja ir jis toks sunkus atrodo. Norėčiau BB kremą nusipirkti, su kuriuo galėčiau tiesiog pasitepti veidą ir biškį spalvos gauti. Kadangi mano šiuo metu yra per tamsi mano pudra, aš užsitepsiu šviesaus konsilerio. Šiandienos planai. Dabar yra 8. Mes anksti atsikėlėm, važiuosim pasivaikščioti į parką. Ir tada važiuosim pusryčių. Vakar turėjau klientę, kuri dirba kaviniai. Aš apie tą kavinę net nežinojau. Jinai kažkur yra 15-20 minučių nuo mūsų. Ir jie daro blynus. Ir jinai man papasakojo, kad turi kavinę, ten jos ir jos mamos kavinę, kad jie daro pusryčius ir nuėjau į jų Instagramą. Visai skaniai atrodo. Tai šiandien važiuosim, pabandysim. Vežas done. Ir dabar noriu pasižiūrėti, kaip atrodys šitas, nes vakar naktį buvau užsidėjus Elf. Man išmetė reklamą jo Elf Jelly Pop. Eriukui pasakiau, kad noriu šito ir jis grįžo su 2. Man patiko jo aplikatorius, jis toks. Šitas vazelino geras alternatyvas. Biški lipnus. Bet labai gražų blizgėsi užtat ant lūpų. Tell me, kad esi nagų meistrė, without telling me, kad esi nagų meistrė. Šitiem jau savaitę beveik, tai jau to reikės persidaryti, tai turbūt net nesidarysiu antros rankos, kol šitos nepersidarysiu, tada persidarysiu šitą ir turėsiu. Palaidais nelabai noriu, nes valgysim ir vaikščiosim, tai man jie tiesiog... Praeitą kartą, man atrodo, kai aš dariau video, aš buvau ryža. Tiksliai dabar neatsimenu, bet man atrodo, kad žiūrėjo prieš tai mane. Aš ryža buvau, dabar vėl ant vasaros, nors jau vasaros pabaiga, persidažiau, kokią spalvą nusidažyčiau, visada grįžtu prie blondinės, tada pabūnu blondinę, man atsibosta blondinė, tada nusidažau kitą spalvą ir verkiu, kad noriu vėl būti blondinė. Nežinau, ką pasidaryti su plaukais. Reikia dabar dzingulingų, kaip Erikas pasakytų. Šitas pakabukas toks fainas, bet tarp jo taip lengvai pristringa plaukų. Viskas. Emilija pasiruošus? Ja. Emilija pasiema savo vaiką. Na? Ir jos batus telpa, kai jinai užsidėjo kojines. A ne, geri batai? Ja. Biški didoki, bet viskas gerai. Viso. Kas naujo dar nutiko, kol nedariau video, tai aš pagaliau vairuoju. Įsilaikiau teises.
Aš pati Važinėjai su Super B. važinėju su Super B mašina. Čia inside joke'as. Po to žmonės pagalvos, kad mes rimtai vadinam šitą mašiną, taip pasilengvi šį žemiau. Aš ten sėdėdavau, dabar Erikas yra mano passenger princess. Ne, aš buvau passenger princess. Tai čia kol tėtis grįžo. Ne, aš buvau. Ką tu buvai? Tai važiuojame mes į Palace Stables. Į Džamalą. Į Palace Stables. Į Džamalą. Kas vairuoja? Aš už to aukštai rankinę, kad atleisti nebegalėsiu. Blet, baig laužti mašiną. Kas čia per namas? Čia mūsų valdžios namas. Mes čia galėtume sustuokti, bet tu manęs neimi žmonas. Emi, Ką? čia galėtų mama ir tėtis do the wedding. Ne, negalėtų. Čia va galėtume nueiti, čia kaip gražu pažiūrėti, parkas Ne, gražus. negražu, nepatinka man čia. Aš galėsiu daryti gymnastics. Su savo suknelė tu gėlytės mėtysi. Čia kuprinė kažkas paliko? Šitas dėdė čia tokios pasėdė. Ai jo. Tas, kur nestreikuoja. Ką? Tas, kur nestreikuoja. Jam dirbti reikia. Ten Hebra burgerius, ką pagauna algą, jisai dirbtų reikia. Gerai. Einam parodė. Emilija mums parodys Anderson Shelter. Arba Anderson Shelter, ten kur per karą. Ne, karo metu slėpdavosi žmonės. Nuo bombų. Jie su mokykla. Jie su mokykla čia buvo. gal buvo different shelters. Pas mus dabar valdžios darbuotojai streikuoja, nedirba. Čia įvažiavom į šitą, nes čia yra valdžios kaip ir patalpos, jų ofisai ir taip toliau. Kai įvažinėjom jie prie įvažiavimo. Prie šito parko įvažiavimo. Burgerius kepė, savo susirinkę su palapinėm. Trūksta muzikos. O pas mus šiukšliadėžėse gucikai gyvena. Kaip magėt lietuviškai? Bucikai. Gucikai. Tie balti kirminai, žodžiu. Jie šiukšliadėžėse rausiasi, nes nieks neišveža šiukšliadėžių. Kaip čia gražu? Yra kliau. Bet čia gražu. Čia gražiau. Ne. Gal ten nelys, ten daug variukų bus. Žiūrėk vandenuką. Einam puško. Juo. Čia Šrekas gyvena, čia kaip Swamp. Kur mano Shrek? Emilija sako, gali mane nufotkinti prie gėlyčių. Emilijos mėgstamiausias spalva mėlyna, tai jai čia labai. Čia mano nauja lova. Pažadink. Atrodo, kad labai būtų minkšta ant jų atsigulta, ne? Kvepia ar nelabai? Aš dar nevostau. Šitas... Kvepia? Nelabai. Kur einam dabar? Kaip gražu saulutė šviečia. Man čia kaip gražu. Kur? Čia. Labai gražu, nu. Čia yra. Emilija rado Anderson Shelter. Čia. O jūs ėjot ten į vidų? Jo. Švaru ten viduje ar nelabai? Jo. Sure. O kas ten dar viduje yra? Just a pathway. A ne? Man atrodo, kad ten čia. Vėl grįžau į savo passenger princess vietą. Ten, kur tavo ir vieta. Ir vairuosiu? A ne? Ne. Tikrai? Tu nori? Tai kur tu važiuoji? Čia neišvažiuosim. Nu va. Vairuotojas. Net iš parkingo negali išvažiuoti. Nu, trenk dar tą audinį. Jėzus Marija. Tu nepralystum per čia. Sporina? Siskata liūdna tokia atrodo. Čia Eriko Mega Fry. Čia Juliuko, kadangi Julius labai mėgsta tas išėlės ir scrambled egg. Tokį jam paėmiau. Čia mano blynai.
O čia jau Emilija savo viską susimaišė. Į beikoną gal nusiimu? Ai, jo. Nu va. Emi? You are approaching the end of the conveyor. Ne? Pažiūrėkit kitus. Ai, nes čia nėra lemputės. Nu, dėl to ir nešviečia. Bet tai ant kitų yra, ant abiejų. O yra tokio padydžio. They just flashed. Va, čia abu šviečia. Tai sugedę, Taip. sulūžę. Emilijos per didelę koją. Iš tiek batų, jai ne vieni netinka. Na, yra va tokių va batukų. Bet bus labai nepatogu, ne? Va tokie va. Šitie va ir patogus, ir gražus, bet nėra dydžių. Pavyzdžiui, šitie va kokie gražus. O ne? Kiek kiekviena 18 svarų. Turi a little strap in the middle irgi. Čia nepatinka tokie? Nebenėra daug. Šitie gražus, bet sakė per čia va jai per siauri. O vienintelį 4 dydžio. Tai ką darysim dėl batų? Pasiėmėm mokyklinių suknelių. Patys nusipirks kirvį, biškį an X. Kas čia? Kas čia jį padėjo? Kas čia jį padėjo? Paėmėm tada sijono. Ėmė. Eisim pasimatuoti. Ką mes dar čia turim? Kas čia? Turim spalvojimo pieštuką. Dėžutę maisto, gertuvę turim. Tada žirklutės. Whiteboard markers, čia man tušinukai. Turim pieštuko. Šiandieną yra nauja diena. Mes vaikščiam po parduotuvę, pamatėm palapinės ir sakom, varom su palapinėm. Tai dabar ruošiamės važiuoti su palapinėm 3 naktim į gamtą. Nesam niekad buvę, ypač su vaikais. Tai bus smagu pasižiūrėti. Emilijos didžiausias concern, kaip concern pasakyti lietuviškai? Didžiausias susirūpinimas yra, kur jinai eis į tualetą. Mes auginam miestietę. Miestionė. Girnai kaip tave. Esu krūmas išėjęs. Ir dar buvom Reinčia, tai norėjau greitai parodyti. Aš jau ruošiuosi rudeniui, turim tokius padukus. Čia mažom žvakytėm sudėti. Žvakytėm va tokiom. Čia kaip lapai, ne lapai. Šitos 2 vešios į saloną. Tada turim tokią didelę žvakę. Tada turim moliūgą. Ir čia grybas, žiūrėk tu. Bliūduvą. Nusipirkom bliūdukom. Šitiem spagečius valgysim tarp šitų. Bet šiaip jie visiems labai gerai. Žiūrėk, lankstinuką gal. Žinau. Kas čia? Čia bambų. Pjaustimo lentelės, nes pamačiau, kaip plasmasinės yra labai negerai. Tai šitas va čia kažkur laikysiu. Negerai, mikroplastikas yra negerai. Taip, kai tu pjaus, tai plastikas eina ir tu vartoji tą Tai plastiką. sakau, mikroplastikas negerai. Nu tai va, dėl to medinės paėmiau. Tai dabar medį valgysim. Plovimą uždėk. Laukiamas. Uždėjau. 10 balų. Tada pasiėmėm šakučių, peilio, nes turim tik 2 peiliukus. Kur jie visi dingo? Tu man pasakyk. Buvo labai purvinas, išmečiau. Kraunamės vis dar daiktus. Turim 3 rankšluosčius, bet reikės gal 4 paimti, nes mūsų 4. Šiaip yra vaikų kaldros, vaikų pagalvės, Juliaus rūbai, Emilijos rūbai. Turim Juliukui megztuką,
Nu, ne megztuką, čia megztukas striukė, vdrug naktį šalta bus, Emilijos udį, dantų pasta, taip toliau. Čia mano rūbai, čia Erikas kraunas rūbus, dar reikės paimti kaldras. Nu, ir ką man tiek daug rūbų? Nu, bet apdrug. Turi matrasą. Vaikam tokį nupirkam, tai čia dvigulė lova, bet gali būti ir sofa. Ir taip, ir taip. Nežinau, kas čia, žodžiu. Erikas paėmė smėlio žaislų jiem. Turim tokius du. Čia išbiški palūžęs, o ne? Nu, niekam. Tada turi palapinę netokią nusipirkom. Čia paveiksluota tokia 2 kambarių, o šita iš tikrųjų yra, jinai tiesiog viena pailga, bet 5 žmonėm, tai jie vienoj patalpoj, bet mes nenorim vienoj patalpoj. Ir šita, čia šitos megztinius reikės, turim kavos, arbatos, čia maisto. Mūsų mašina atrodo šitaip. Tau patogu? Jo. Tu galėtum mėgoti. Ne, nes jūs dabar žiūrėsit video. Ne, padėsiu. Paėmė kortas? Paprastas ir Uno? Taip. Netilps. Kaip mes po to viską atgal sukrausim? Taip pat kaip sukruojam į vidų. Bet prisimink, kad palapiniai nebebus dėžės ir matrasai nebus dėžės. Bus. Karočią, tik žinai, kas dar? Dar kokie 3 maišai maisto. Pas mane ir pas tas. Mažiau apsipirkti. Mes iš namų išvažiavom. 10. Ne. Peter Panė mes labai Papypik. 10 valandą mes buvom Mes Peter turim Pane. Mes turim mašiną musę. Žinau, gale kažko. Ne, čia ką tik buvo. O mes jos neatsikratysim, mes niekur nevažiuosim. No. Prieš 4 valandas buvom Range. Mes ten valandą vaikščiom, kol apsipirkom. Prieš 4 valandas. Prieš 3 valandas mes išėjom iš Range. Nu taip, bet mes sugalvojom Tai mes- kempint prieš 4 Tai mes valandas. per 3 valandas susirašėm išvažiuoti visam savaitgalį. Svarbiausia, kad oras būtų gražus. Ir kad Erikas nezystų. Svarbiausia, kad va tavo pilkas debesis neateitų ir tada nepradėtų žaibuoti visur. A ne? Ne, viskas gerai. A ne? Ne, aš juokauju. Mylu, juokauju. Papasakot, kas vakar buvo. Kas buvo? Neverskim napo atgal. Kas buvo pražuvo? Tai jo, važiuojam į kempingą, ką čia dar papasakot. Šopą? Pirkam matrasą ir sakau, reikia pasižiūrėti, kokie tų kambarių išmatavimai ir nueinam pasižiūrėti tas palapinės ir žiūrim vieną, žiūrim kitą, bet mes tiek mokėjom, nors nuotrauką kitokios ir pasirodo, mes netokią nusipirkom, nes jie buvo netokią nuotrauką uždėję ant dėžės. Tai dabar važiuojam pakeisti palapinę. Ką čia jau jame? Kvasą. Yra kokią kainą? Svaras 90. Ne, bet aš nuskatoniškos noriu. Porą žodžių žiūrovam. Ką? Gerą vaizdelį parodysiu. Žiūrėk. Geras vaizdelis. Išvažiavo kaimiečiai. Atvažiavom, kur mum atsiuntė adresą, kur reikėtų atvažiuoti ir mes jo nerandam. Mum atvedė čia. Čia ežeras, bet nėra kaip prie jo prieit. Bent radom tualetus. Bent vaikai laimingi. Saulytė jau po biškį leidžiasi. Tuoj bus tamsu. Bet viskas gerai. Užtektinai čia vietos, va. Vaikai aprūtė. Emilija savo vaiką pasiėmė. Kur be vaiko? Aš irgi savo vaikus pasiėmiau. Ir Julius paėmė jo dinosaur. Su dinosaur mėgose. Palapinę statysim tamsoj, bet gerai, kad turim kažkur čia prūžikas turi būti.
Nebežinau, kur aš jį nukišau. Čia visko tiek daug. Vežam malkas. Lyg radom. Tikiuosi, kad radom. Nu, kaip tu po to čia mašiną apsuksi? O. Keliukai kaip pas mus kaime. Bet radom. Nu, palauk, dar nesakyk. Gal ne iš tos pusės atvažiavom? Aš toje apsiverksiu. Radom vietą. Va, Emilija, pasimk nuotrauką. Paimk visą šitą gerai. Uždaryk jį, aš einu pas tetę. Nu gerai, gali. Einam per čia. Va. Ten zuikis bando statyti palapinę. Statymas šitai vyksta. Užsikūrėm laužą, palapinę turim, dar liko mūsų matrasą pripūst. Čia vaikų lova, čia vaikų kambarys, čia Emilijos pusė. Juliau, kaip tu miegosi šiandien parodyk? Pas Juliu čia sofa visa. Taip miegos Julius, o kaip sėdėsi po to ant sofos? Juliau, kaip sėdėsi ant sofos? Ne. Čia tu būsi. Jo, tai. Mam, kada aš užsidėsiu mano pižamą? Kai pripūsim man į tečio lovą. Jeigu nepripūsim, mes tam miegosim. Čia mūsų, dama, čia dar belekė. Prisiperka jie mandrūčių žinių. Būtume nusipirkę ploną, mažiuką jau būtų senai pripūstas. Jau būtume gulėję su pižamom. Jo, neturiu pižamų. I'm stuck on repeat. I see the same skies every night. Oh, I need a sign. I need a reason why I'm alive. 'Cause I can figure out why everything around me just feels so far away. I'm going round in circles, looking through my head now. Oh, I need someone right now. I'm looking for fire. I wanna light up the sky tonight. Oh, I need a sign. I need a reason why I'm alive. Laimingos po I tualeto. can figure out. Emilija, parodė, ką ten kišeniai turi. Ne. Parodė, Emilija kaip kengūra. Telefoną. Essentials. Pasikrovėm pagaliau telefoną. Kaip jūs tu ką padarė? Žinai, ką aš nusprendžiau? Nu? Kad influenceriai negali važiuoti į gamtą be elektros. Va, Eriko pusirtukai. Reiktų, kai gyvensim. Dar ten Juliaus šyla. Žodžiu, pavalgom. Ir eisim biškai pagulėt po pietuką. Šokai? Pavargau jau. Kiek valandų yra? Ką tu darai? Aš valgyt visiems dariau. Va. Pasistatėm palapinkę. Negaliu aš atsigrožėti. Čia taip gražu, taip ramu. Vaikai sėdi ant jų sofos. Čia Erikas jau primėtė. Kuo? Susitvarkyti nereikia. Kuo primėtė?
Nu, bet negalima pykti. Ko? Vyras alkanas. Ko primėtė? Pavėsinės tašė. It doesn't count. It does, you know. It doesn't count. Mom. Jum čia patogu? Yum. Va, vaikų sofa lov. Šilta pas juos. Čia vyras laužo palapinę. Kas buvo? Vėl? Nuo šito, ne? Nesuprantu. Ar kad ją per daug išlenkia ir tada jinai. Dilema. Kas tam vyksta? Labai vėjas pučia. Planšetinį reikia atimti. Nu, tu pavalgyk, po to eisimo priekti jos. Pakeliui iš antro tripo į tualetą radom šakų. Nešam laužui. Šitaip nešia. Ką tu čia darysi? Nes vandenukas open. Eisim paplaukiot? Ne. Per šalta. Sound. Ei, ką jūs darot? Mes one round norim kartu sužaisti. O tai mes... O pavyzdžiui, jūs piešėt. Mes one round. Ne, daimkim. Mes su Juliuku piešiam. Dinozaurai, širdutės. Mam. Nešalta? Ne. Viskas. Mūsų kempingas baigtas. Mes jau namie. Šiandien yra jau antradienis, tai mes namie jau 2 dienas. Grįžom sekmadienį po pietų ir mano džiovyklės durys sulūžo. Tai, ką tik atvažiavau iš Hombargenso, nusipirkau 2 džiovyklės, kur kabinti, nes mūsų senų nėra. Aš nežinau, ar mes jas atidavėm. Nemanau, kad mes jas išmetėm, man atrodo, mes jas atidavėm kažkam, kažkur. Tai nusipirkau 2 džiovyklės ir užsisakiau dalį elektriniai džiovykliai, kad sutvarkyti. Na, sutaupysime elektros, bet rūbų tai bele kiek. Namie bardakas, bet visą tvarkymą jau pamatysit kitame vloge. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad praleidot savaitgalį su mumis ir iki kito.